Jo, nes tai pagrindinis kriterijus, kuriuo aš kuriam galiu pritarti. Iš tikrųjų, tai ten antrailis dalykas, ar ten atitinka tarptautinius standartus. Ne, čia nėra kriterijus. Kiek geografiškai gali tas stadionas tarnauti bendruomenės poreikiai. Tai iš tikrųjų tada šitoje vietoje, kad jau būtų gaila, kolegos, pagerbkime Joną, nes jis mus reikia sakė, toliau padarykite tylą, nes nebuvo palios. Negaliu, kaip nebūtų gaila, negaliu plėtros komitetui pritarti dėl Vikiškėnų, kadangi geografiškai ten per tankiai. Bet tai reiškia, kad šiandieną, ką dabar ir pats vedėjas suvokė, kad tai yra baigtinis sąrašas, tai iš tikrųjų prioritetai man visiškai aiškus, kaip sudėlioti, bet tik siūlyčiau įtraukti pirmo lygos, nes tai atitinka tos pagrindinius kriterijus, kuriuos aš išvardinu, kuriais remiantis jūs sudarė sąrašą. Bet matot, Piliakalnio mokykla neturi savo sporto aikštyno. Tai tada reikėtų rašyti Alytaus vaikų globos namų. Vaikos namų bendruomenė, tai yra... Tada, jeigu taip norėtume, tai reikėtų... Prašau. Jonai, išjung savo, leiskit tam dabar. Labai plati diskusija. Ryškiai šviesimo... Vytolė. Gerbiami kolegos, labai intensyvi diskusija. Matosi, kad klausimas nėra paruoštas, nors antrą kartą einame į tarybą. Tai švietimo skyriaus vedėjas arba pats neįsigilinęs, arba labai gudrauja. Mano siūlymas būtų, pirmiausiai susitarkime dėl terminų, arti toli, tai yra labai reliatyvu. 100 metrų arti ar toli, ar kilometras arti ar toli, vienas nuo kito atitolę. Ir ne stadionus, o sporto aikštynus mes rekonstruosime. Jeigu stadionai, tada aišku, matmenys, atitikimai, svarbu, mums nesvarbu tie dalykai. Ir labai svarbus momentas, kad jie būtų pritaikyti ne tik mokyklą, mes pritempinėjom prie mokyklų, tai yra bendruomenėm skirti sporto aikštynai. Tai va tuos turim dalykus aptarti. O eiliškumą nuo ko pradėti reiktų, tai ko gero nuo pirmo Alytaus reiktų pradėti. Tai aš siūlau šį klausimą šiandien atidėti. Jokių būdų to nedarykite, nes mes grįžtame laiką, o klausimas yra paruoštas puikiai, tik jūs turite susitarti dėl objektų. Klausimas yra paruoštas nuostabiai. Gerai, Vytolė. Ačiū. Teisingai, o jūs susitarkite. Vytolė. Aš papildau dar informaciją tą greičiausiai. Dėl ko stadionas kelių matmenų. Ir vėl tie patys mūsų mokiniai žaidžia tarp mokyklinės varžybas. Ir yra žaidžiama 5-5, yra 7-7 ir būtinai turi žaidžiamą metu žaidžiamos dvejos varžybos, kada stadione žaidžiame 2 aikštės dalykus. Žaidžiame skersai, ką jūs išsakot, bet tai yra reikalavimas net mokyklos varžybų, kurias turi žaisti mokyklos. Ir tuo reikalavimai nešiausia. Kitas dalykas, pirmą lygį pamiršti Davilio stadioną, turim kolegijos stadioną, o kodėl apie Davilio galvojame? Darbuotojas Zapavičius, prašau. Gerbiamas Jonai, aš norėčiau ir... Mes jūs pagirdėm, kad darbuotojas Zapavičius, nebūkite geras. Aš norėčiau replikuoti jūsų pasakymą. Mano supratimu, visos mokyklos ir visi stadionai šiandien išties yra mums svarbus. Ir labai smagu, kad mes einam į tokią diskusiją, tai parodom, kad tikrai mums rūpi bendruomenė, mūsų Alytaus bendruomenė. Tiesiog noriu pasakyti apie pirmą Alytų. Pirmam Alytuje, jeigu jūs jau taip nuvedėt kalbą apie globos įstaigą, tai yra vaikų namus, kad ten galėtumėm įrengti stadioną, tikrai pritariu 100%, tačiau globos įstaiga tikrai galėtų rašyti projektą ir teikti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir ieškoti finansavimo galimybių šaltinių tokiu keliu. Taip, kad siūlau diskusiją baigti ir klausimą teikti balsavimui. Ačiū. Ačiū, Danguolė. Tai sutarkim taip, paskutinis Juozas Kristenis buvo užsiregistravęs ir